Noriu kartu su jumis vieną dalyką padaryti. Štai girdėjau keletą pamokslų, bet aš tiesiog noriu, kad jūs tai padarytumėt kartu su manim. Gal galite man padėti? Tiesiog paimkite dabar, taip įkvėpkite. Ir tiesiog iškvėpkite. Jūs žinot, kad mes tai darom ne į savęs. Mes tai darom ne į savęs. Dievas mums duoda kvėpuoti. Dievas mums duoda įkvėpti. Dievas mums duoda įkvėpimą. Dievas mums duoda plaučius, kad mes kvėpuotumėm. Ir Jis mums duoda tą gyvybę, kad mes kvėpuotumėm. Kiekvieną širdies dūžį Dievas yra suskaičiavęs. Ir žinot, pavyzdžiui, galisi tik šitai, nes viskas Dievo rankose. Jis turi mūsų kvėpavimą rankose. Mūsų antrą, sekantį, trečią, ketvirtą, penktą įkvėpimą po šito, viskas yra jo rankose. Jis gali tiesiog paimti ir nebeduoti kvėpuoti. Ir mes prieš jį nepakovotumėm. Ir mes nestovėtumėm prieš jį ir sakytumėm, duok man kvėpuoti, Dieve. Taip nebūtų. Jisai visagalis, Jis mūsų kūrė, Jis kada nori mūsų pasiema. Tiesiog, kad mes visi suvoktumėm, kokie mes esam mažiukai. Ir kaip mes nuo savęs nepriklausom. Kaip mes nuo savęs visiškai nepriklausom. Tai yra Dievo darbas. Visa tai, ką mes darom aplinkui, yra per Dievo malonę. Jis gali tiesiog nustoti. Gali patraukti malonę nuo mūsų. Ir mums viskas. Ir mes nepakovosim nei su Dievu, nei su velniu. Be Dievo su velniu mes nepakovosim. Ir dėl to šiandien aš noriu, mes pasigilintumėme į save, į vidų. Ar mes iš tikrųjų suvokiam Dievą taip, kaip aš ką tik pasakiau? Žinot, mes skaitom tokius skaitinius rytinius. Sausio 11 dienos rytas buvo toksai labai stiprus, tai labai atitinka šiandieną. Aš jums noriu paskaityti. Žinot, Luko Evangelijoje yra ta palyginimas apie sėjėją, kaip sėkla nukrenta. Ir Spiržinas va šitai prašo. Mano siela ištirk save šį rytą, apmąstydama šią eilutę. Tikriausiai reikėtų sakyti, mano siela ištirk save šį vakarą, apmąstydama šią eilutę. Tu priėmei žodį su džiaugsmu, tavo jausmai buvo sužadinti tavyje, liko gyvas įspūdis. Bet atsimink, jog priimti žodį ausimi yra viena, o priimti Jėzų į pačią savo sielą yra visai kas kita. Paviršutiniškas jausmas dažnai susijęs su vidiniu širdies kietumu, o gyvas žodžio įspūdis ne visada išlieka. Palyginime sėkla vienu atveju krito ant olos, kurios paviršiuje buvo plonas žemės sluoksnis. Kai sėkla pradėjo šaknytis, skverbti žemyn, jai sutrukdė kietas akmuo. Todėl ji išnaudojo savo gyvybingumą, keldama žalią želmenį kiek galima aukščiau. Tačiau šis negaudamas vidinės drėgmės, išmaitinančių šaknų nudžiūvo. Ar taip nesitiko ir man? Turėtumėm šiandien paklausti. Ar nerodžiau gražaus kūniško spektaklio, neturėdamas atitinkamo vidinio gyvenimo? Tikrai gerai augti. Tai augti nuo tuo pat metu ir aukštyn, ir žemyn. Ar mano nuoširdi ištikimybė ir meilė Jėzui yra įsišaknyjusios? Jei mano širdis nesuminkštinta ir nepatrešta malonė, gera sėkla kurį laiką turbūt augs, tačiau vis dėlto nudžiūs, nes negali viešėti uolėtoje, kietoje, nepašventintoje širdyje. Man reikia saugotis tokio pamaldumo, kuris auga greitai ir kuriam stinga ištvermės kaip Jonos augalui. Verčiau paskaičiuosiu, kiek kainuos būti Jėzaus pasekėjų, o svarbiausia, semsiu stiprybės iš šventosios dvasios ir tuomet savo sieloje turėsiu pasiliekančią ir ištveriančią sėklą. Jei mano protas lieka toks pat užsispyręs, koks buvo iš prigimties, deginantį išbandymų sauliai, kieta širdis svilinančiam karščiui dar labiau atvers blogai uždegtą sėklą. Tada mano religija greit mirs ir apims siaubinga neviltis.
Todėl dangiškas įsijėjau, pirmą išark mane, o paskui įsodink į mane tiesą ir leisk man išauginti tavo gausų derlių. Viskas prasideda vidiniam žmoguje, viskas prasideda tavo sieloje. Ir tikrai, kaip čia yra parašyta, mes galim rodyti spektaklį. Kiekvieną sekmadienį, kiekvieną antradienį, kiekvieną penktadienį, kai mes susitinkam vienas su kitu. Bet spektaklis labai dažnai eina į galą, į pabaigą, kai mes pasitraukiam vienas nuo kitų. Šiandien toks klausimas iškilo, kai Viktorija dalinos apie bažnyčią Lesterį. Ar mes kviečiam žmonės į bažnyčią? Ar mes kviečiam žmonės į bažnyčią? Taip kaip tenai? Skars nuo karto. Sakom, kad, žinot, yra bažnyčia. Žinot, pas mūsų vyksta lietuvių tarnavimas. Bet visai netame esmė, iš tikrųjų šiandien aš kviečiu visus, kas ir save patį, visi pirštai tegu būna nustatyti pirmai į mane. Kad mes pažiūrėtumėm ir pabandytumėm ištirti, kas mūsų siela. Nes net tas kvietimas į bažnyčią neturės jokios naudos, jeigu mes pirmą neišgysim čia viduje. Jeigu mes pirmą neišgydysim savo sielos, jeigu mes pirmą su šaknim neišrausim savo praeities. Taip, savo praeities. Žinot, ta eilutė Korintiečiuose, kur parašyta, kas yra Kristuje, yra naujas kūrinys. Štai kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Jinai nėra taip pat. Ir atsirado nauja. Aš priėmiau Kristų, aš naujas kūrinys, einu per pasaulį šlovingai, einu, darau stebuklus, einu, tarnauju Kristų, iš karto tarnauju jam. Ne, visai ne šitai. Visiškai ne šitai. Tavo praeitis šiandien netgi dar turi įtakos. Netgi tiem, kurie yra netgi keliasdešimt metų krikščionis, jiem vis dar turi įtakos praeitis. O žinot, kas yra praeitis? Kūnas. Yra kūnas. Visą tai, ką mes turėsim nešioti iki pat gyvenimo pabaigos, yra praeitis. Kūnas. Jis nuolatos bus nuodėmingas. Jis nuolatos terš mūsų sielą. Dėl to mums taip reikia šventosios dvasios, mūsų ta siela gelbėtų kasdien ir mes turėtumėm atsiduoti. Tu sakyt, siela atsiduok šventai dvasiai. Siela atsiduok šventai dvasiai, ne kūnui. Atsiduok šventai dvasiai, man taip reikia šventosios dvasios. Paklauskim šiandien savęs klausimą, ar tai aš? Ar tai aš? Ar aš esu toks, kokį Dievas mane sukūrė šiandien? Pažvelk į save, paklaus savęs. Ar tai esu aš? Žinot, darbe dabar, kai vedu šitos apmokymus darbuotojams, tai aš ten moku, vienoje vietoje yra apie svetimkūnius salotose. Įsivaizduokit, jūs nueinat į Tesco parduotuvę ir nusiperkat salotų poką. Nusiperkat salotų poką ir ant to pakelio yra užrašyta icebergas. Tiesiog salota. Jums atidaro tą salotą ir pradeda valgyti ją, žiūrit, raudonas, pomidoras vienas salotoje. Ar jums patinka pomidorai? Jūs apsidžiaugtumėte, jeigu rastumėt pomidorą salotoje. O kaip, pavyzdžiui, tam žmogui, kuris alergiškas pomidorą? Kaip jūs galvojate, jis apsidžiaugtų radęs pomidorą salotose? Man atrodo, jis žiauriai neapsidžiaugtų, jis labai supyktų netgi. Tai tas pomidoras yra svetimkūnis. Ir mūsų fabrike mes turim 4 svetimkūnius. Tai yra fiziškas, tai sakykime pomidoras, tai yra chemiškas, tai yra chloridas, visi kiti chemikalai, kuriuose mes plaunam produktą. Dabar visi sako, nebepirksiu salotų daugiau. Ir trečias yra mikrobiologinis, tai yra bakterijos, kurios apskritai aplinkui visus mus yra. Ir ketvirtas yra alergenas. Tai kiaušiniai visokie, žodžiu, kokį tai alergeną mes darom fabrike. Ir tai yra svetimkūnis. O svetimkūnis reiškia kažkas, kam nepriklauso ten būti. Kažkas, kam nepriklauso ten būti. Pomidorui nepriklauso būti tame poke, nes ten turi būti tik salotos. Ir aš šiandien dar juokauju, yra 5. svetimkūnis šiandieninė mūsų gyvenime, krikščioniška mūsų gyvenime. Ir tas svetimkūnis yra psichologinis arba emociškas. Dar kitaip tariant,
Mūsų asmenybė yra tarsi susidvejus. Mes tarsi ir tokie, ir tokie, ir tokie, ir tokie. Ir tą tikrąjį aš nori nuolatos užteršti tas senasis aš. Tas svetimkūnis, dabarčiai. Jūs sakysit, man taip nėra. Melas sakysit, mes melagis, kad jūs taip sakot. Romiečiams 7 skyrius. Romiečiams 7 skyrius, 18-20 eilutės. Romiečiams 7, 18-20 parašyta šitaip. Aš juk žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Žinot, tą eilutę man reikia keletą kartų perskaityti, kad aš suvokčiau, apie ką jis šneka. Iš tikrųjų, kalba kaip, toks keistas žmogus, kuris, nori daryti gerą, bet jam išeina, bet išeina daryti blogą, o jis nori gerą, jis negali pakelti to, žodžiu, jis nuolatiniai kovoja su savim pačiu. Po to toliau jis rašo 24-25 eilutės. Prašyta, vargšas aš žmogus, kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno? Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnų nuodėmės įstatymui. Bet ačiū Dievui per Jėzų Kristų. Jis mus išgelbėjo nuo to ir mes esam čia vis dar vargšiai, bet mes tarsi išgelbėti ir, žodžiu, mes vis dar čia, suprantat, ką turiu omeny. Mes esam tarsi užteršti dabar, mes turim pažalintas tikrąjį aš, tą gerąjį aš, tą, kurį sukūrė viešpats. Bet per tą reikia praeiti pro didžiulės kovas gyvenime, reikia praeiti pro praeitį, reikia praeiti pro visas emocinės audras ir visą kitą, kad mes galėtumėm pažalinti tą savo tikrąjį aš, kurį sukūrė mumise Dievas. tą originalų aš, kurį pirmiausia mus buvo sukūrę, kai mes buvom pastatyti Adome, bet kai Adomas krito, mes su juo visi kartu krito. Dabar mes grįžtam atgal į jo buvimą ir mums reikia prie to pratintis. Mes negalim tiesiog sakyti, dabar aš jau viskas, aš jau krikščionis, man nebėra problemų, aš nebeturiu su kuo kovoti. Tu esi melagis. Tu nuolatiniai kovoji. Žinau, mes esame visi tie salotų maišai. Nes mes turim paką, apoką, tai yra mūsų kūnas, kuris turi tam tikrą atmosferą, gerą arba blogą, ir mumise gyvena salotos, tai yra siela. Tai trys. Kūnas, atmosfera, tai dvasia, ir siela yra tos salotos. Taip? Žinot, visa tai yra dabar be galo svarbu, net kūnas yra be galo svarbu, nes kūną mes gavome iš Dievo, ir tai yra dovana iš Dievo. Bet svarbiausias dalykas Dievui yra ne kūnas. Svarbiausias dalykas Dievui yra siela, nes siela yra amžina. Siela arba amžinai džiaugsis Dievo buvimu danguje, arba degs pragare, amžinai. Siela kaip ir Dievo žodis, parašyta, žemė ir dangus praeis, bet mano žodis niekada nepraeis. Siela yra tas pats. Siela nepraeis. Taigi šiandien aš noriu labai greitai, tiesiog apibendrinant, sekantis pamokslai bus būtent apie tai. Šiandien aš noriu greitai taip apibendrinant apie tą tikrąjį aš ir kokie keli pavojai laukia to tikrojo aš nuolatos, kai mes norim būti tokie kaip Paulius, norim daryti gerą ir kodėl prilimpa iš karto blogą. Ir pirmiausia, reikia pradėti nuo pačio svarbiausio dalyko. Tai supras, kas mes tokie esame. Kas mes tokie esam Dieve. Tai būtina suprasti, kad galėtum kažką toliau daryti. Kokie mes esam Dieve. Kas mes esame
Kristuje. Mes turime atrasti save Kristuje. Atsiverskit Mato Evangelijoje 3 skyrių, 16-17 eilutės. Tai bus apie Jėzaus krikštą. Mato 3:16-17. Parašyta šitai: pakrikštytas Jėzus to jau išbrido iš vandens. Ir štai jam atsivėrė dangus. Ir jis pamatė Dievo dvasią sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. Ir štai balsas iš dangaus prabilo: šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Šitas yra mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tau netrodo, kad tau atsitiko lygiai taip pat, kai tu pasikrikštijai? Tau atsitiko lygiai taip pat, kai tu pasikrikštijai. Mes nematėm balandžio, nusileidžiančio, pasiliekančio ant tavo peties, kai tu pasikrikštijai. Bet aš jums sakiau, kai tu pasikrikštijai, visas dangus skambėjo iš džiaugsmo ir Dievo šaukte šaukė: šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Šita yra mano mylima dukra, kurią aš gėriuosi. Net kai mes tada to neišgirdome, mes turim save suvokti, mes turim atrasti save šitoje situacijoje. Taip buvo. Ir kas keiščiausia, Jėzus, kai buvo apsikrikštėjęs iki krikšto, nieko neatliko. Jis dar nebuvo nukryžiuotas, dar nebuvo jį įtikėję, dar net jo tarnavimas nebuvo prasidėjęs. Lygiai taip pat ir mums. Kai mes apsikrikštėjome, mes dar nieko gero nebuvom nuveikę, apart to, kad mes priėmėm Kristų, ir tai jau yra jėga. Bet mes vaisių neatnešėm. Jokio vaisiaus mes dar jam neatnešėm. Ir turim suvokti, kad Dievas mus myli ne dėl to, ką mes jam galim atnešti, ne dėl to, ką mes jam galim duoti ir ką mes jam galim duoti. Ką mes galim duoti Dievui, kuris pats savo viską gali duoti. Jis mus myli ne už tai, kokie mes esame. Nes parašyta Biblijoje, vėl tam pačiam romiečių laiške parašyta, jis mus pamilo, kai mes dar buvom priešai. Jis mus pamilo, kai mes dar buvom priešai. Ir kai mes pasikrikštėjome, mes dar nieko gero nebuvom atlikę, bet jau skambėjo balsas mum. Ir mes tai turim girdėti šiandien. Šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Šita yra mano mylima duktė, kurią aš gėriuosi. Kitaip tariant, aš myliu tave, kokia tu esi. Ir man yra gerai tave žiūrėti. Man tai patiko Elaine Roberts pamokslas, kai jinai sakė, mes meldžiamės ir prašom to, ką mes jau turim. Ir mes išnaudojam 15 minučių karštos maldos ir prašom to, ką mes jau turim. Ir mums jau to nebereikia, mes jau tai turim. Bet mes nežinom, kad tai turim. Dievo buvimą, dangus prasivėrė, kai tu apsikrikštėjai, dangus prasivėrė ir skambėjo balsas: tu esi mylimas, tu esi mylima duktė, tu esi mylimas sūnus. Tikro dvasingumo esmė yra pasilikti jo meilį ir suvokti jo meilę tau. Kaip jis tave stipriai myli. Kai mes pasidavėme jo tą meilę ir atsiduodam jo valiai. Ir net kai mums iš tikrųjų atrodo atvirkščiai, kai visą tai, ką mes matom aplinkui, mums bando įrodyti, kad yra atvirkščiai, jis mūsų nemyli, mes nesam verti jo meilės. Mes patys savo sakom, mes nesam verti jo meilės. Kodėl mes nesam verti jo meilės? Jėzus myli už mus. Antiek mes verti jo meilės. Jo sūnaus mirtis įrodė, kad mes esam be galo verti jo meilės. Ir jo meilė padeda atskleisti tą tikrąjį aš, kas mes tokie esame. Meilė apskritai nutėsia visur kelią. Net parašyta, kad meilė uždengia gausybę nuodėmių. Taigi, Dievas mums sukūrė unikalų charakterį. Dievas mums davė mintis. Dievas mums davė sapnus.
Dievas mums davė temperamentą, Jis mums davė jausmus, Jis mums davė talentus, dovanas ir troškimus. Žinai, kada tu nustoji būti tikroju aš? Kai pats į savęs bandai atimti tai, ką aš čia išvardinau. Nors vieną iš tų, pavyzdžiui, aš negaliu jausti. Tu jau nebesi tikras aš. Jeigu tu savo sakai tai tu pats save apvogi nuo to tikrumo. Nes Dievas tave sukūrė su jausmais. Bet taip, tikėjimas nėra paremtas jausmais, bet žmogus yra sukurtas su jausmais. Taip pat unikalus charakteris. Mes labai dažnai norim būti panašus į kažką. Nereikia būti panašiem į kažką. Mes turim unikalų charakterį, tokį charakterį, tobulą charakterį Dievo akim žiūrint. Žinau, ką šėtonas daro? Jis ateina ir kiekvieną dieną mus teisia. Kiekvieną dieną mus teisia. Taigi dabar 3 pavojai, su kuriais mes susitinkam kiekvieną dieną. Ir tas tikrasis aš nuolatos yra tokiam iššūkyje. Ir kaip kūnas yra tas svetimkūnis mūsų sielai. Bet mes turim pamatyti, kaip Jėzų gundė šėtonas. Ir tai yra 4 skyriui Mato Evangelijos, nuo 1 iki 11 eilutės. Parašyta šitaip. Tuomet Jėzus buvo nuvestas dvasios į dykumą, kad būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: jei tu Dievo sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė: parašyta, žmogus gyvens ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Tada velnias paėmė jį į šventąjį miestą, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė jam: jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atsakė: taip pat parašyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Velnias vėl paėmė jį į labai aukštą kalną ir rodydamas viso pasaulio karalystės bei jų šlovę, tarė jam: visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Tada Jėzus jam atsakė: eik šalin nuo manęs šėtone, nes parašyta, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnias nuo jo atsitraukė ir štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. Ir taip mes esame gundomi kiekvieną dieną. Pirma pagunda yra: aš esu tai, ką aš galiu padaryti. Tai mano pasiekimai. Ir žinot, šiandien pasaulyje taip yra. Labai dažnai mes esam teisimi pagal tai, koks yra mūsų išsilavinimas, pagal tai, kokią aš mašiną turiu, pagal tai, kokį aš darbą turiu. Dirbu fabrike, kur dažniausiai dirba tie fabrikiniai, tie, žinai, be išsilavinimo, tie, kurie neturi ateities visai. Pagal išsilavinimą taip pat minėjau. Aš neturiu aukštojo išsilavinimo, galbūt daugelio akise aš esu toksai, žinai, gatvinis, nenorėjo mokytis, tingėjo, dabar turi, ką turi, dirbo fabrike. Esu tai, kokie yra mano pasiekimai. Bet tai yra šėtono melas. Akivaizdu, kad Jėzus dar nebuvo nuveikęs nieko per tuos 30 metų. Mes skaitom tik keletą dalykų apie Jėzų, yra parašyta per tos 30 metų iki to apkrikšto, iki to tarnavimo pradžios. Jo tarnavimas dar net neprasidėjo, tarnystė net neprasidėjo. Dievas, pasaulis dar nežinojo Dievo, Jėzaus, kad jis yra tas kietas Jėzus, daro stebuklus, minios seka paskui jį. Niekas dar netikėjo, dar be to jis buvo alkanas. Ir dažnai mes pasaulį leidžiam mums įskiepyti, kad mes esam tokie, ką mes darom. O iš tikrųjų taip nėra. Aš esu nuostabus. Dievas mane sukūrė unikalų, aš turiu unikalų charakterį. Aš turiu temperamentą.
Pasaulis negali iš to iš manęs atimti. Aš ir nesvarbu, koks yra mano darbas, nesvarbu, ar aš baigiau universitetą, nesvarbu, kokiam aš darbę dirbu. Žinot, kaip mes dažnai iš tikrųjų, kai mums taip sako, mes tada stengiamės iš paskutiniųjų būti, tokie kitokie, ne ten, kur mes esam pašaukti. Mes matom, pasaulis turi tai ir mes norim tai turėti. Mes matom, kad ten mano draugas turi geresnį išsilavinimą ir aš viską darau, kad tik turėčiau geresnį išsilavinimą, ir jeigu man nepasiseka, aš kaltinu visus aplinkui pasaulį. Antra pagunda, aš esu tai, ką aš turiu. O čia ne šitai. Antra pagunda, aš esu tai, ką žmonės galvoja apie mane. Tai populiarumas. Žinot, daug kas iš mūsų čia, mes priklausom nuo žmonių nuomonės. Mes sakom, kad mes nepriklausom nuo žmonių nuomonės. Ir mes priklausom. Taigi šėtonas jam pasiūlė įrodyti, kad jis yra Dievo sūnus. Pakėlė jį ant šventyklos ir sako, mesk žemyn, tai angelai pagausi, tu visam pasauliu įrodysi, kad tu esi Dievo sūnus. Mums panašiai yra. Mums rūpi, ką žmonės pagalvos, ką aš sakau. Mums rūpi, ką draugai mūsų pagalvos, kas mes tokie esame. Ir dėl to mes labai dažnai neatveriam lūpų, kad mes esame krikščionis. Dėl to, kad mes nenorim, kad mūsų atstumtų. Mes galvojam, kad mūsų atstums. Aš tampu nebe aš. Tai, kad Dievas man davė, aš pats iš savęs vagiu. Ar aš turėčiau jam pasakyti tiesą, ką aš galvoju apie jį, ar man bijoti jį įžeisti. Ir vėl, aš laikau tai savo viduje ir aš nenoriu atsiverti, aš nenoriu to išlieti į save. Kokį darbą aš turėčiau pradėti, kokį išsilavinimą aš turėčiau turėti, kad uždirbčiau tiek ir tiek pinigų, būčiau populiarus tarp draugų. Žinot, ta nuomonė apie save pasidaro visai kitokia, kai mums kažkas pasako komplimentą ir mes džiaugiamės, arba mums visiškai sutraiško kažkieno kritiką. Bet tik dėl to, kad mes nesam mes. Mes norim būti kažkokie kitokie, mes norim būti tokie, ką mums perša pasaulis. Ir trečia pagunda, aš esu tai, ką aš turiu. Kai šėtonas pakėlė Jėzų ant kalno ir pasakė, apsižvalgyk aplinkui, matai visas karalystės, matai, ką jie turi, žiūrėk, ką pasaulis turi, visas karalystės, visi turtai, visi bus tavo, jeigu tik mane pagelbėsi. Aš tau galiu visą tai duoti ir mums šiandieną tai gresia. Žinot, kiekvienais metais žmonės marketingė išleidžia 15 milijonus dolerių, kad parodyt mūsų vaikam, kad turėti naujausią telefoną yra labai svarbu. Turėti geriausią kompą, Apple, tai yra be galo svarbu. Kitaip tu būsi nepriimtas, tu būsi atsilikęs. Taip pat ir suaugę, ir tikrai ir suaugę, ir šiandien, ir krikščionis, vienas kitą lygina mašinas. Aš turiu Nissaną, ten kitas turi dar kažkokią mašiną. Tavo tas Nissanas, žinai, mažytė mašina, ką tu su juo gali padaryti. Ir lygina vienas kitą su mašinom. Kas turi kokį namą, kas turi geresnį namą išsinuomavęs. Ne tik, kad nusipirkęs, bet išsinuomavęs. Ir šiandien krikščionis taip daro. Ir šiandien krikščionis ginčijas. Ir iš tikrųjų mes turim užmiršti, kad mes šiandien esam kažkokie kitokie, mes turim būti kitokie, mes neturim svajoti, kad mes esam kitokie. Mes turim būti kitokie. Jeigu suprantat, ką turiu omeny. Krikščionis šiandien pasaulyje niekom nesiskiria nuo pasauliečių. Tokia yra tiesa. Tarp mūsų krikščionių yra lygiai tiek pat skirybų, kaip ir pasaulio. Tarp mūsų krikščionių yra lygiai tiek pat priklausančių žmonių nuo narkotikų, nuo pornografijos, nuo kitų
priklausomybių kaip ir pasaulyje. Mes nuo jų nebesiskiriam. Krikščionys yra lygiai tokie patys gobšuoliai kaip ir pasaulyje. Lygiai toks pat procentas. Yra nuostabių žmonių. Ir aš dabar nešneku apie pilnai visus. Aš tik sakau, kad mes susitapatinom su pasauliu. Mes leidom pasauliui, leidom kūniškumams užteršti tą tikrąjį aš, tą tikrąjį, kurį Dievas sukūrė ir kurį pašaukė atgal, kai mes priėmėm Kristų. Tokia yra tiesa. Ir mes turim tai savo pripažinti. Kitaip mes nepasikeisim. Šiandien krikščionys nori užgniaužti jausmus. Šiandien mes galvojam, kad jausmai yra blogai. Aš neturiu jam parodyti, kad aš jaučiu, nes aš esu krikščionis. Jeigu man liūdna, aš bijau pasakyti, kad man liūdna. Nes aš esu krikščionis, aš neturiu tikėjimo, vadinasi, jeigu aš esu liūdnas. Bet ir Dievas liūdėjo. Jisai be galo jėmė širdgėlą, kai jisai sakė, aš gailiuosi, nepaprastai gailiuosi, kad sukūriau žmogų, kai žmogus krito. Taip pat jisai pyksta ant nuodėmės, taip pat jisai pyksta ant blogų dalykų. Ir mes savo sakome, aš negaliu pykti ant blogų dalykų. Aš turiu atleisti. Taip Jėzus moko atleidimo, bet ir Jėzus pyko. Jėzus negalėjo susitaikyti su dviveidžiais. O tokie šiandieną mes esame. Kai leidžiam svetimkūniui įeiti mūsų sielą ir visiškai ją užvaldyti. Ir tampam nebe unikalūs. Bet tampam kaip ir visi tie skaičiai pasaulyje. Visos tos statistikos. Čia mes šaukiam ant islamo, visa gerklė atvėrė, kad jie yra žudikai, jie yra teroristai. O mes baisesni už pasaulį, nes mes žinom tiesą, bet negyvenam pagal tiesą. Ir pati problema yra ne dėl to, kad mes netarnavom. Pati problema yra ne dėl to, kad mes neskelbėme Evangelijos. Pati problema yra ne dėl to, kad mes sėdėm dažnai tingiai sekmadienį bažnyčioje, nenorim pasikelti, kai vaikai bėgioja aplinkui. Ar galvojam savanaudiškai, kad šiandien dabar yra mano laikas, šlovinimo laikas. Problema yra visai ne tame. Problema yra tame, kad mes savęs nepažįstam. Mes to tikrojo pašauktojo krikščionio, to tikrojo nuostabaus, unikalaus savęs nepažįstam. Dėl to aš noriu pradėti tokius pamokslus iš papradžio apie skirtingus svetimkūnius, o po to pabandyti pradėti mesinėti mūsų sielos, kas stūno mūsų sielos gelmėse. Nes aš galvoju, kad tai yra be galo svarbu. Ir mes neskubėsim, mes neliūdėsim, kad mes esame dar puštušti bažnyčią, bet mes save ruošiam tam, kad mes galėtumėm priimti ir duoti kažką. Nes žinot, pasauliui, kaip jau pradėjau pamokslą, pasauliui yra daug geriau, kai žmogus, tas pašauktas krikščionis, tampa tikruoju aš, o ne tie, kurie rodo spektaklį dažnai. Nes spektaklis tai yra vaidyba. Bet kai mes pažinsim patį save pilnai, tada mes pažinsim ir Dievą. Tada mes suvoksim, koks Dievas yra. Per tai, kaip mes pažinsim save. Ir pradėkim nuo paprastų dalykų. Pradėkim galvoti labai sąžiningai apie save ir nebeslėpkim savęs nuo kitų ir savęs nuo savęs. Tapkim atviri vienas kitam, atviri Dievui. Leiskim Dievui įeiti į mūsų sielą ir paimti tai, ko ten neturėtų būti. Pradėkim nuo vieno dalyko, ką aš
norėčiau pakeisti šiandieną savyje. Žinot, siela yra jausmai, siela yra tas unikalusis tu, tas kuris, tos mintis, visa kita. Nes kūnas tai yra kūnas. Tai yra namai, sielos namai. Bet siela yra tas tavo vidinis žmogus. Tiesiog šiandien pažvelk į save, paklausavęs, ką aš norėčiau pakeisti savo vidiniam žmoguje. Tikrai negalvokim apie tai, kur aš Evangeliją paskelbčiau, kiek žmonių įtikės per mane. Negalvokim apie tarnystę dabar, tiesiog galvokim, ką aš dabar taip norėčiau, kad Dievas pakeistų mane. Pavyzdžiui, pyktį. Pavyzdžiui, tą tokį neatleidimą. Jeigu aš turiu neatleidimą, pradėkime nuo neatleidimo. Pradėkime mažai žingsniukai žygiuoti link to tikrą aš. Mes nesijaučiam laimingi. Aš tai žinau, mes sakom, kad mes esam laimingi, bet mes esam užlieti daugybės problemų, mes taip paskęstam tose problemose, mes tiesiog nustojam būti savim. Jeigu šiandien mes to žingsnio nepadarysim, tai mes dar 20 metų eisim į bažnyčią, bet mes liksim 1 metų krikščionis, visus tos 20 metų. Mes neaugsim. Tai pasimelskime. Dieve, mes to nesuprantam. Viešpatie, iškelk mūsų sielose tai, kas yra neturėtų būti mūsų sielose. Iškelk Viešpatie ir aiškiai mums parodė, ką mes šiandien turėtumėm tau. Neš, Dieve. Nes jeigu mes čia ateinam, mes norim tavęs, mes tikrai norim tavęs. Mes norim tave išgyventi pilnai toks, koks tu esi, Viešpatie, bet mums neleidžia tai, ką mes apie save galvojam. Mes atveriam tau savo širdis, Viešpatie. Atveriam savo duris, Viešpatie, čia mes turim duris, Dieve. Mes tau jas atveriam, Viešpatie, ir mes prašom, kad tu pilnai mus įeitum ir pradėtum darbą mūsų sielą. Mes trokštam tobulėti ir būti panašus į tavo sūnų Kristų. Trokštam tau pilnai atsiduoti, Dieve. Tikrai šiandien, kai mes kaip Paulius kankinamės, kai mes norim daryti gerą, bet neišeina, Viešpatie, nes iškart prilimpa blogą prie mūsų. O blogą daryti yra taip nepaprastai lengva, kad mes net pasiduodam daryti gerą, nebekovojam. Pažadėk mumise tą tikrąjį žmogų, kurį tu sukūrė ir kurį tu matai, Dieve. Mes trokštam, kad visai kūrinėjai nuo to būtų geriau, Dieve. Nes kūrinėje laukia su ilgesiu, kada mes būsim atgimdyti iš naujo ir pradėsim keistis ir augti tą tikrąjį aš. Dieve, tiesiog jėga nuimk nuo mūsų tas kaukes, Viešpatie. Nuimk nuo mūsų, Viešpatie, sutrukdyk spektaklius, Dieve, kurį mes dažnai vaidinam. Pakeisk mūsų sielas, Viešpatie, nepasiduok, Dieve. Tu matai, kaip kūnas ima viršų, tu matai, kaip kūnas dažnai teršia tą sielą, visi tie kūniškumai, visi tie pasaulietiškumai. Mes norim turėti tik vieną tapatybę, Dieve. Tavo sūnaus tapatybę. Ne pasaulio, Dieve. Meldžiamės Jėzaus Kristaus vardu. Visi sakom, Amen.